Vakarykštė mano maudymosi vieta. Kažkaip šalta čia dirbti. Pirmą dirbau taip, kad tiesiog striukė, šitas mėlynas megztinis užsisegęs buvau, bet dabar nuėjau persirengti, tai dar vieną megztinį užsidėjau. Kondicionierių čia taip pučia truputį ir atrodo tiesiog į mane pareina vėjas, tai ir su kapišonu, ir su bafu, tai tada taip šilčiau. Ir ranka pradėjo šalti, tai čia tas kompiuterio dėglas, tai pelytę čia laikau ir toks dirbu savo. Jau pusę video jau sumontavau. Dabar montuosiu toj vietoj, kai pradedu kilti į sukilimą vakar dienos tą. Priėjau prie dalies, kai filmuoju vakarykštį savo nusileidimą. Tai net pačiam šypsena paėmė, kai montuoju. Aš ten radau pagalį šalia gulinti, jį primontavau prie tašės, čia paskui jau parodžiau video, nežinau, ir pačiam dabar juokinga. Sušalau, tai be galo stipriai, visos rankos atšalusios, pats negaliu sušilti. Šalta čia degaliniai, važiuoju ieškoti vietos, kur papietauti. Viską susidėsiu jau. Kroviausi ir vėl baterijas, nes nuo ciklopo išsikrovė. Nu taip stipriai sušalęs nebuvau dar kelioniai. Toj degalinėje atšalau kaip reikiant, dabar sušilti negaliu. Rodo 16 laipsnių lauke. Kaip ir normaliai vakar su marškiniais atsektais kilau į kalną. Taip pat ir papietausiu čia. Būtinai arbatos pasidarysiu, dabar jau kaip tik verda, o arbatos tai turiu liepžiedžių. Iš namų vežuosi dar, užsidėsiu medaus dar. Tai va, sumuštiniai manau bus dabar pietums ir avižų visai norėčiau, su kokiom daržovėm darom. Dar medučio įsidėsim, seniai jau naudojau medų, visai noriu. Nu, dedam šaukštelį, bet svarbu medų dėti į šiek tiek jau atvėsusią arbatą, kad medus neprarastų savo gerųjų savybių. Šiandieną tikriausiai vėl nepavyks pasidžiauti visko, nes visur apsiniaukė. Atrodo, anoj pusėj lyja tenais kalnuose. Žmonės tai kaip ir ne, bet oras toks apsiniaukęs laikosi, tai abejoju, čia nelabai kas ir išdžiūtų ir vėsoka šiek tiek. Norėčiau supažindinti su ateinančiu dienų maršrutu ir kas manęs laukia. Taigi, galime pažiūrėti žemėlapį, kur aš esu. Dabar esu prie Fagernės miestelio. Ir mano tikslas per ateinančias dienas pasiekti tokią lankytiną vietą vadinamą Besegen. Tai aplink šitą visą kaip ir šlaitą, kuris yra ežero viršuje, eis pažintinis takas, tai aš juo keliausiu. Iki čia yra 73 km. Per šiandien tikrai nenuminsiu iki čia, tad manau skelti į kelias dalis. Šiandien galbūt pasirinksiu numinti iki štai šio
Beito Stolin, taigi čia numinsiu apie 40 km šiandien ir tada rytoj liks dar apie 30 ir tada atvyksiu į šitą Besegen. Tai prie to parkingo manau pernakvoti ir tada jau bus šeštadienio. Šiandien yra ketvirtadienis ir to penktadienis, tai jau bus šeštadienio rytas. Šeštadienio ryto planuočiau tada keltą, kuris kelsis per ežerą va šitą visą iki miestelio pavadinimu Memurubų. Va šita vieta ir tada nuo čia pradėsiu žygį. Apie 13 km žygis. Tai va per dieną einu ir kiek lieka laiko, paskui jau važiuoju. Tai toks planas ateinančių dienų poros. Tai padalinsiu į 2 dalis, nebus per daug numinti. Taipogi šiandien ir tinginukas aplankė toks. Nesinori važiuoti. Nu, per daug skubėti nesinori važiuotis, tai norisi ir reikės. O jo pradėjo daryti kažką, tai taip norisi pasilsėti ilgiau biškį. Truputį. Na, šiandieną minus taip tingiau, sakyčiau, 16 laipsnių laikosi. Po truputį leidžiuosi nuo kalno, šalo nosis iš tiesų. Ir miegas ima, ir tingisi truputį. Tai savo po truputį, taip ir minuojant 10-12 km per valandą, niekur neskubant. Bet judu po truputį vis pirmin. Taip miniau ir užmačiau miestelį. Mažą tarp kalnų, išvažiavau į parduotuvę, pasistiprinsiu ir kilsiu dabar į kalną vėl. Laukiu dar vieną stiprį įkalną. Netrukus užsuksiu į bažnyčią, tai viena lankytinų vietų, kurias esu pasižymėjęs. Ir jos pirmasis pastatymas mini 13 amžių. Tad netrukus jau privažiuosiu. Čia nuo to sustojimo vietos apie 5 km turėtų būti. Truputį užkilau ir atvykau prie bažnyčios, jinai vadinasi Haji Stave Church. Tokia bažnytėlė, dar papildomai kadrų pridedu. Tad tiesiog graži bažnytėlė, bet datuoja apie 1200 metus, tada pirmą kartą buvo pastatyta. Jo, visai faina ant kalno ir vaizdai atsiveria visai didžiuliai. Įsivaizduoju, per visus 4 sezonus skirtingai atrodo, kai su sniegu, kai viskas žydi. Va, didžiuliai toliai atsiveria. Aš pats jaučiuosi ganėtinai pridviesęs. Iš tiesų, numinta tik tais apie 39 km. Dar reiktų numinti tikrai šiandieną, bet labai sunkiai. Tad užkandu dar. Tada tęsim žygį. Vėliai įsilijo. Aš sau griaužiu, ką turiu. Ir ilsiuosi. Kaupiuosi, teks važiuoti per lietų. Nu, stipriai čia varau. Pavalgiau tada prie bažnytėlės. Gavau jėgų.
Tai minu, lietus kaip per dušą. Varo kaip reikiant. Laipsnių 10,2. Su pirštinėm šį kartą išsitraukiau. Na, labas vakaras, įsikūriau. Dabar yra 21:34. Virš manęs stipriai lyja. Šiek tiek buvo pristoję, kai pasistačiau, bet vėl pradėjo lyti. Toks jausmas, kai važiavau, kad važiavau debesyje, nes visur atrodo rūkas laikosi. Nėra, kad visiškai nesimatytų, bet rūkas toks laikosi. Nu tai suprantu, kad debesyje esu. Tai rimtas išbandymas čia laukia manęs. Nu, nelaukia, tai yra jau padariau tokį rimtą išbandymą ganėtinai. Nors su lietaus apranga buvau iki pusės apsirengęs. Tai turėjau viršų ir pirštinės. Na ir galvą buvau apsidengęs. Bet apačioj šortai suraityti ir su sandalais. Tai jeigu važiuoji ir palaikai tempą, tai ganėtinai gerai. Ir buvo 10,5 laipsnių. Bet jeigu vat pristoji šiek tiek, tai jau šala. Tai jeigu toliau taip tęsis lietus ir teks kopti į kalnus, tai manau rinksiuos variantą, kad truputį kojo šala. Tai rinksiuos variantą, kad ir kelnes apsidėti ir pabandyti antbačius apsidėti. Tai kai pavalgiau šitam prie bažnyčios, tai jau atrodo antrą kvėpavimą gavau. Ganėtinai greitai variau, vidutinis buvo apie 14 gal kokių. Į kalną taip varai, tai atrodo 300 metrų dar sukilau. Ir kokius 10 kilometrų. Jo. Tad šiandienos statistika tokia, kad 51 kilometras numinta. Tai jo, prie bažnyčios, kai buvau, buvo apie tram 8, tram 9, tad dar vat ir pavažiavau apie 12 kilometrų. Per 4 valandas šiandien suminta ir vidutinis yra 12,30. O dėl maisto, tai jo, reikia šiek tiek užsipirkti, kad rytojaus dienai, tada šeštadieniui, kai bus žygis, ir sekmadieniui kokiam. Tai 3 dienos. Sakyčiau, išgyvenčiau su tuo, ką turiu dabar 3 dienom, bet dar norėčiau šokolado paimti ir dar duonos kokios pasiimti. O taip visko kaip ir turiu iš tiesų. Gali būti problemų dėl vandens, tai nežinau, iš kur jo gauti reiks, jeigu taip nebus restoranų ir parduotuvėlių. Tai gal po žmonės tiesiog galima būtų užsukti, o jeigu, nežinau, važiuosiu stipriai kalnuose būsiu, tai gal ir iš kokio kalnų upelio prisipilti. Bet čia toks abejotinas dalykas. Bet manau, užsisuksiu. Ir pavalgyti dabar noriu, tai darausi vakarienę ir susimatom, kai bus vakarienė pagaminta. Kol kas. Čia tas sūris atrodo kaip karamelė. Iš tiesų toks pasilydęs. Žiauriai cool. Paimsiu šaukštą. Pažiūrim. Geras, kaip išsilydė gražiai. Tai ta gaida ir baigiu šiandienos video. Ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien buvo ganėtinai sunki diena. Ir fiziškai, ir psichologiškai persilaužti ir varyti per lietų, per kalnus. Bet tai mane tik tais ugdo, tai kaip tik tai sustiprina prieš ateities žygius, ateities dienas. Ačiū, kad žiūrit ir susimatom kitame video, kada jis beįkristų.